Labryt. Sėsim sandėliuk statybos. Va, pasidėjau padą. Lygiai palei gulščiuką. Pasidariau sienas. Tarpų nedarau. Kažkiam somų, čia votos nebus. Iškart lentelės kalsis. Visas 4 sienas susirinkau, sikoliau palei matmenis. Reikia dėti dabar ant viršaus. Gražuolis. Kreijų šleis vis, bet to sudėsim stiržainės ir bus ledėlis. Čia bus prieki žaliuziniai vartukai tokie, kaip dažnai parduotuvės dedantų ant langų apsaugai nuo vagių. Čia bus tokie, metras kem ant 2,4 m. Ir va, viskas padaryta, karkasiuk surinktas. Reikia šito susidėti dabar įstiržainės laikinas, susidėti gegnės ir po gegnių galės susidėti tikras įstiržainis iš lauko pusės. Aišku, viską reikia dar peršaudyti. Ir vienas sandėliukas bus karkasas baigtas. Šitie antras laukia toks pat. Pirmas sandėliuko karkasas visiškai pabaigtas. Dar peršaudyti reikės. O, kaip puikiai atrodo. Gražu, gražu. Čia įdėjau L formą dėl linkimo, įstrižainę sudėjau, čia jau dėjau vien nekalibruotą, bet gal nenugrius, aš kad nenugrius. Ir viskas. Einam antrą statyti dabar. Va, pasidariau antrą karkasiuką.
per vieną dieną normaliai, kiekvienam pačiam normaliai. Rytoj stogus susidengs, šitą pirmą pabaigs, stogus pradėsiu dengti ir užsidengs tikriausiai beliks lentelės. Sukalti ir bus viskas. Ir turiu pasiūlymą tokį šitai 2x4 pirtelę. Aš, aišku, grindis dėčiau grindlentės, dugnas nešildins. Padaryčiau palei jumis angas, langų, durų, vidaus pertvarikė, saunai ir priešpirčiai, nes šitai 2x4 pilnai užtenk vietos pirčiai su priešpirtim. Čia sauna, kokį 1,7 ant 2 metrų. Čia likusią dalį priešpirčiai, nemažai vietos lieka. Ir padaryčiau pilnai, su tokia pilna lauko apdaila, kaip šitas moduliuks. Angas padaryčiau, sudėčiau plėvelę, iš vidaus oro tarpai lentelės. O jūs jau susiruošėt visą vidų. Kas vidui beliek? 10 somų vatos į karkasą. Čia prie plėvelės, iš vidaus plėvelė. Aš čia jau nuo jūs priklauso, norit dedat, norit ne, bet reik dėti. Į sauną specialią plėvelę. Ir įsimetat pečių, langus. Ir kūrėt, turit pirtelį normalią. Ir tokio mano varianto kaina 1800 eurų, 2x4. Sakyčiau, sąžininga kaina. Tai va, šiandienos darbai baigti. Čiuožu namo. Susidėjau plėvelės. Įsigrebęs tavo. Liuks. Čia bus iš galo tokia mažytė pastogytė, 5 comų. Iš šonų niekur nebus, nes nenorėjo žmogus. Lipam ant stogo, pažiūrėsim, kaip išgrebė stotą viskas. Du comai tašiukai, grebiestai, 7 comai ant 3,5. Ir ant viršaus skarda trapecinė, 0,5 antracit spalvos. Kodėl bituminės dangos nededa? Tų bituminį čerpelių, nes esu tiek prisižiūrėjęs, tiek apardė stogų, tų bituminį čerpelių, jie to nededa, nepripažįstu iš tokių dalykų. Tai net pati geriausia stogo danga, aišku, ir čerpė. Ant gyvenamo namo, aišku, ant modulių nedės. Ten toks svoris susidarys, kad ten neįmanoma, bus pervežti, sulūš. Tai va, geriausia danga yra ant tokių moduliukų skarda. Skardai karpį naudoju tokį aparačiuką. Ant suktuko užsidėt paprastai. Ir va, taip kert. Jau daug metų šiuo metu. Seniau naudodavom šis tokiais žirklės elektrinės, tai kirpdavo tokiais gabaliukais. Bet paskui su magnetu reikėdavo surinktus visus gabaliukus iš kiemų. Aišku, sunkiai lygiai nukirpt, bet kai čia viskas susideng, tai svarbu suturbinkį nepjausis, nes suturbinkį nuein visus tų žiežirbus ant dangos ir paskui pradėt nuo tų žiežirbų, nuo tų metalo gabaliukų viskas rūdyt po biškį.
Nu, aišku, ir tos vietos kaist, dažai kaist. Ir su laiku pradeda luptis. Sudėjau stogą dangą. Abudu namelius. Čia taip nelabai gerai išėjo galas, bet čia jungs viens su kitu. Tai čia eis toks lankstinuks čia užsileis, eis taip ir užeis ant kito namelio, viens į kitą susijungs. Ir bus gražu, skardas suku į kas antrą bangą. Barškėjimo tikrai neturi skardą, tokia trapėcija. Apie lietų šneku, aišku. Ir viskas, kas beliko, lentelės. Eisiu lentelės dažyti pirmą kartą ant žemės, paskiau prisisukęs. Lentelės galite taip dažyti, prisikalę. Bet aišku, žaidim, čia vieną lentelę dedi, prasitepi jungti, antrą dedi. Iš dalies taip geriau, nes 2 kartus varžtai išsidažo. Bet šneku apie sandėliukus, tokius mažiukus pastatus. Didelį namą, aišku, taip nepadažys, čia žaidims viens bus. Lentelę suku su varžtais, nes turiu patirčių, kai su vinim šaudai. Tai, išdrasko, ištampo tas lentelės, varga paskiau bus. Nu, ir turit varžtus pasirinkti kokybiškus. Nes kuo kietesnis metalas, kuo kietesni varžtai, trūkinė, o ne irgi. Nėra amžini. Tai rinkitės kokybiškus. Atrodo, dažymui nereikia jokios patirties. Jokio didelio mokslo baigti, bet jis turėjęs tokį jaunuolį pasiėmęs vasarai pasidarbuoti. Tai daviau dažyti antrą kartą namą ir išvažiavau medžiagų. Išvažiuoju, skambinant man už kokį poros valandų. Sako, dažai baiginėjus. Nu, sakau, kiek čia jau nudažiai, kad čia jau tai dažai baiginėjus. Vieną sieną. Nu, vieną kibiro kažkur ten turėjau užtekti 2 sienom. Sak, beveik baigi vieną sieną nudažyti. Nu, sakau, negalbūt, kad taip greit baigtos. Nu, sak, jo, baigės. Nu, gerai, sakau, paims dažų parvešiu. Skambin kits kolega. Sako, girdi, paimk porą citonų. Sakau, kam tau to citono reikia? Nu, sako, pamatys, paim porą citonų. Nu, sakau, gerai, paimsiu. Kažkas galvoju, neaišku. Grįžtu. Žiūriu šitą dažytoją mūsų naujai. Blemba, buvo jokio, tai visi drabužiai, vis veids, kelnes, net ant batų, visur privaręs tų dažų, tai oi, pažvengiam. Ir neapdavėm daugiau dažytą. Tai turiu 2 buvusius darbininkus, kurie dirba ant savęs. Jau dabar paskambint paklausti, kaip tą daryt geriau. Man malonu kažkaip. Reiškia, buvau geras viršininkas. Kad žmonės paskambint paklausti, kaip sekas, kaip tą daryt. Man atrodo, kad man trukdo, bet man malonumą teik tokie dalykai. Šaunuoliai, kad patys ant savęs sugeb darbuotis kokybiškai. Ir malonu, kad paskambint paklausti, kaip tą daryt. Labai malonu. Turiu ir tokių, kurie išėjo iš manęs po mėnesio skambint. Turi gal darbą pasiūlyti. Ir buvo ir tokių. Susiperka įrankis. Galvoju, kad jau patys ant savęs gal darbuotis. Atrodo, viską mok, viskas gerai.
po pirmo objekto pamatė, dar ne ant tokio žmogaus užšokęs. Tai neapnori nieko daugiau. Po kelių objektų jau, na aišku, tie pirmi objektai ir pats sunkiausias. Ir priprasti prie žmonių ir kokybiškai turi daryti. Jei nori ilgai dirbti, ir aišku, kur atein ryžti iš visokių Norvegijų, Švedijų, pradėti čia darbuotis. Padirb porą mėnesių išvažiuot gal. Ne vieną pavyzdį žinau tokį. Ne, aš nesakau, kad čia visi, bet ir daug tokių pavyzdžių. Galvo, kad tai Norvegijoje ten, anie kosmonautai ir viską išmano dirbti, viską moka. Ir lietuviai čia tur palėjanus viską daryti. Profesionalai. Mes turim savo standartus. O ne savo. Esu dirbęs tai Norvegijoje. Pusmetį gerą. Tai prisižiūrėjo visko. Lietuvoje tikrai ir didelė, aukšta kokybė. Ir reikia pasitikėti meistrais. Prisižiūriu tam Facebook'e koks pardavinėtas pirtelės. Kaip įmanom pastatyti pirtelę iš 5. Langų storis, rėmų storis storesnis negu pačio karkaso sienų. Kaip taip įmanom padaryti, aš nesuprantu. Be jokių oro tarpų, be nieko. Įsivaizduoju, dedat iš vidaus anetą 5, 5 vatos, iškart plevelės, net neįsivaizduoju, iš vidaus ten plevelė dedama, bet mačiau, kad pačioj saunai dėta folija. Bet jūs pagalvokit, pats be oro tarpų daryti iš lauko ir iš vidaus. Pelėsis garantuot visur. Ne pirmus metus, gal ne antrus metus, bet jau per 3-4 metus tikrai išvanos, ten nieko nebliks. Tai pagalvokit, ką jūs perkat, mokat tokius pinigus. Visiškai nekokybiškus. Ir tokių, kur persistengiau per stipriai ten, bet ir kainas, aišku, ten 3 pirtelė. Po 25 000 gražus, tvarko. Kad turi pinigų, tai investuoji tokius. Galiu ir aš tokį pagaminti, jei reikia tik tai jums. Galiu ir pigesnį pagaminti, bet kokybišką, su oro tarpai, su visko. Kad būtų malonu ir sėdėti, o ne kad po 3 metų ardyti turėtumėt ir pelėsį valyti. Palei mane pirtelė turi būti mažiausiai 10 somų apšiltinti. Apie padą nežinau, padą gali kitai paruošti. Gali ir be šiltinimo, bet pačiam dugne jau reikia padaryti specialų sumuštinį. Tai va, rinkitės kokybę. Dabar už tokias kainas, kaip pardavinėja blemba tas pirtelės, tai kai nėra ką pažiūrėti. Ir po kelių metų turi viską ardyti, naują pirkti, nežinau. Mokat pinigus, tai konsultuokitės, ką perkat. Kiti žmonės atvažiuoja, čia pas mane sandėliuką kokį užsakyti. Tiesiog, tai čia sandėliuks, tai čia nereiktus kokybės. Sakau, kaip tai nereikia, tu moki pinigus. Ir gal nemažus pinigus iš tų sandėliukų sumokat kokybiškus. Tai žiūrėkit kokybę. Nesvarbu, tai būtų sandėliuks ar būda belen kokį. Man turi būti kokybiškai. Toks sandėliuks stovės 20-30 metų tikrai tinkamai prižiūrimis.
Dažus naudoju irgi gerus. Tai 10 metų mažiausiai nereiks seno perdažyti. Čia buvo skambinės toks vyruks. Nu, kaip supratau, jau metus. Sako, man reikia pirtelės. Nu, sakau, ne problema. Tu važiuok, pašnekėsim, išsirinksi. Pašnekėsim, ko tu nori. Tai sako, man kokybiškas, nereik mažykis kokios. Nu, tai palauk, sakau. Tu moki pinigus, tau reikia kokybės. Nu, tu kaip, tu po kelių metų jų nekeisi. Nu, tai aš tiek metų be gyvens, man sakė, jau 60 su viršų metų. Man sakė, jau nebreik kokybės. Nu, sakau, aš tokių negamin, sakau, ne čia kreipies. O, nu supratau, nu sak gerai, kad jis tiesų šviesus, gerai, kad pasakai. Sak, ieškosiu kitur. Sakau, ieškok, bet rinkis kokybę. Moki pinigus, tai. Kokybė turi būti, nesvarbu, koks tas statinis būtų. Kokybė turi būti. Pinigai ir mokami už kokybę. Tiek medžiagų kokybė, tiek darbo kokybė. Pas mane medžiagos ir pirmos rūšies, lentelės pirmos rūšies, mediena kalibruota. Tokiems sandėliukam naudoju C18, pirtelėm, namukam C24. Ir grinai kiekvieną bele kokį statinę bus sandėliuks, pirtelė. Jei klientas pageidaus, viską fotkinsiu, viską filmuosiu, kad žmogus žinotų, kokią kokybę gauna. Garantijos čia aišku, čia jau privalomas. Tai manau sąžiningai tai bus. Kad nebūtų jokių apgaulių. Esu pastatęs ir 1, ir 2, ir 3 aukštų karkasinius namus. Facebook'e galite pažiūrėti. Ten pačiam gali esu sumėtęs objektų nuotraukas. Aišku, ne visų. Seniau nebūdavo madoj nei fotkinti, nei filmuoti. Dabar tik tai yra atėjus ta mada, kad visi filmuo, visi fotkin. Bet ir kelių metų objektų, aišku, ne visi. Bet tikrai pamatysit, kad ne iš oro čia. Imu ir statau, moku, nemoku. Tai va, jei norit kokybės, rinkitės ką? Modulinis namelis MB. MB modulinis namelis. Vytots. Ir neapsigausit. Nes viską matysit, kaip kas ir gaminama, kaip kas ir daroma. Prieitam video sakiau, kad dovanosiu dovaną sandėliuką už 1,5 tūkstančio vertės. Žiūriu, niekam nereikia. Nelabai suprantu už tokių dalykų. Veltui duodi daiktą, tik už atvežimą reikia susimokėti, ir niekam nereikia. Nu, juokingai biškį atrodo. Dabar aš moku YouTube už reklamą, kad pamatytumėt video, aš geriau jums padovanoju tą sandėliuką, kad susirinktų sekėjų. Tai man atrodo, čia teisinga būtų, ką man mokėtam YouTube'ui, jeigu jūs galite pakelti už tokią dovaną. Kaip jūs galvojate, ar sąžininga, ar nesąžininga? Jums tai reikia įeiti į Instagramą mano puslapį, į Facebooką, nu prieitam video aš viską surašiau. Apačioj YouTube'e reikia pasiekti, parašyti komentarą, noriu sandėliuko,
kad ten galėtų palei tą sistemą atrinkti laimėtoją. Ir viskas, sandėliuks jūsų. Tiek nedaug tai reikia, kad turėtumėt kokybišką sandėliuką. Tai laikinkit, subscribinkit, rašykit komentarus ir turėsit sandėliuką. Į Instagramą, į Facebooką nieko nekeliu dar, jokių video, nes nėra kam žiūrėti. Kai bus daugiau žiūrovų, pradėsiu kelti. Dabar sunku, suprantat, pirmą kartą filmuoju, tai nėra lengva. Kam atrodo, kad čia ir nufilmuoti, pašnekėti, nufilmuoti ir įkelti. Nėra jau taip lengva, kaip jums atrodo, pabandykit. Pabandykit jūs pirmą kartą filmuoti, kai nesat filmavęs savęs ir kalbėti. Atrodo, kai neįsijung kamerą, tai kiek turi ko pasakyti, tik įsijung kamerą, viskas dingst, visos mintis, bet įsivažiuoti reikia. Dažniau filmuoti, įsivažiuoti. Ir eis, kabėti. Ir bus patiem įdomiau žiūrėti. Kai įsivažiuos viskas. Man sunkiausia filmuoti, kai muzika negroja. Blemba be muzikos negaliu uždarbuoti. Tur skambėti visų garsų muziką. Man čia žvirblių ir prisiveisi. Tik užjungi muziką, kad čia pradeda ne čiulbėti. Išjungi muziką. Tylu, ramu. Nieks nebečiau. Žvirbliam irgi patink muzika. Ne vien man. Atrodo, parodžiau viską, kaip sandėliuką pasigaminti. Bet ar patiem apsimoka gaminti? Tai manau ne. Tiek mes gaunam ir medžiagas pigiau. Ir žinom, kur pirkti kokybiškas medžiagas. Tai patiem gaminti nelabai. Dirbkim kiekvien savo darbą ir uždirbsim visi. Čia mano nuomonė. Aišku, gali gaminti. Bet turiu pavyzdžių, kur pradėjai gaminti, tai biški nesąmonė gavos. Tai kiekvienas dirbkim savo darbą. Įtiem šiam kartui viskas. Iki. Po savaitės bus kits video.